Labas visoms! Mane jau užplūdo labai didžiulis ilgesys būtent pavasario ir aš jau kasdien žiūriu tą kalendorių, galvoju, kadagi tu ateisi. Ir labai viliuosi, jog šiais metais pavasaris ateis kartu su kalendorinėmis dienomis. O šiandien mes visgi turėtume dar grįžti į sausio mėnesį. Aš žinau, kad labai vėluoju, bet taip jau išeina gyvenime. Ir šiandien aš su jumis pasikalbėsiu ganėtinai nauja rubrika, ji buvo vieną kartą, pakeista iš mano mėnesio mėgstamiausių į top 5 taip ir top 5 ne produktus. Šiuo atveju turiu top 5, kurie man labiausiai patiko ir 4, kurie nelabai atitiko mano lūkesčių arba visiškai nerekomenduočiau jų įsigyti. Manau, reikėtų pradėti nuo geriausių dalykų ir taip jau išėjo, jog sausio mėnesį mano mėgstamiausia kosmetika tapo būtent korejietiška kosmetika ir netgi 3 produktai iš 5 yra mano visiški favoritai ir norėčiau pradėti nuo mano pačio mėgstamiausio, tai yra Holika Naked Face Illuminating Powder ir tai yra išviesinanti pudra. Norėčiau užbėgti už akių ir pasakyti, jog ši priemonė nėra vien kažkoksai highlighteris ir aš jį būtent dažniausiai griebiu tuomet, kai noriu savo veidus teikti lengvo spindesio, jaunatviškumo, skaistumo ir kai jau pasidengiu makiažo pagrindą, tvirtinu taip. Įsidedu į indelį šiek tiek savo įprastos, būtent birios pudros ir įsiviriu šiek tiek šios Holika sumaišau ir tuomet jau dengiu ir fiksuoju visą veidą. Tai yra labai gražiai atrodo. Ir kažkurį vakarą aš dar pabandžiau padaryti savo mamai makiažą ir galiu pastebėti, jog oda atrodė ne tik tokia gyvybingesnė, bet ji pati buvo iš savęs tokia švelnesnė, glotnesnė ir mama, nežinau, man atrodo super graži, būtent kai aš patengiau su šią pudrą ir galvoju, jog tai yra vienas mano didžiausių praeitų metų atradimų. Norėčiau atkreipti dėmesį dar į vieną dalyką, tai yra, kad labai taupiai naudojasi. Aš griebiu, žinokit, naudoti kiekvieną dieną ir aš matau, kad aš jį turiu nuo rugsėjo, tai gal pusę jau ir sunaudojau. Nors atrodo, kad ganėtinai netaupiai ten naudojasi, byra ir visur ten, ta prasme, viskas išspindi, tačiau tikrai kažkaip tais pati nustebau, kad jo tiek daug dar liko. Tiesa, galima naudoti ir kaip highlighterį, jeigu tik norite, tik tais reikėtų jau truputėlį daugiau jo pasluoksniuoti, nors, aišku, tai yra kiekvieno individualus reikalas, kas mėgsta labai spindėti, kas mėgsta saikingai spindėti. Bet kuriuo atveju tai yra superinis dalykas, už kurį aš tikrai galiu pasirašyti kiekvieną geriausią žodį ir visiškai nebejoti dėl nieko, tai sakau, yra pati didžiausia mano rekomendacija. Bet to nekainuoja, man atrodo, tiek daug, iki 16 eurų. Tarp 15-16 tai tikrai žinau, kad pirksiu antrą, tai 100%. Kad toli nepabėgtume nuo makiažo priemonių ir taipogi nuo pačios Korėjos, tai keliaukime prie makiažo pagrindo, kurį aš dažniausiai rinkdavausi naudoti sausio mėnesį, tai yra taipogi ir Holika Naked Face ir Covering BB kremas. BB kremas, koks skirtumas realiai. Ir aš susigundžiau šiuo kremu makiažo pagrindu dėl to, jog man šita pudra labai patiko, nes čia yra iš tiesų ta pati linija, tik tai skirtingi produktai. Ir užsisakiau pačią šviesiausią spalvą, pabandžiau vieną kartą ir supratau, kad tai yra dalykas, kurio aš labai norėjau, nes pirmiausiai jis pasižymi labai geru maskavimu ir man atrodo, net po jo nebereikia naudoti jokio maskuoklio, nors kartais tiesiog norisi dėl to, kad tai yra įprotis, bet galima drąsiai apsieiti ir padengia viską. Ypatingai mano tuos paminėjusius spaikus ir kelis tuos raudonus kapilarus labai lengvai dengiasi, tinka kuo puikiausiai ir sausiai odai, nes išbandžiau ant kursiokų, nesubėga į poras, labai gražiai veidas pats iš savęs spindi. Aišku, mes po to tą spindesį visą paslėpiam su biriomis pudromis, bet pagiros už tai, jog mano oda yra riebi, ant jos tikrai ilgai niekas neišlieka, o ši pudra, palyginus, kai kitos išlieka apie 4 valandas, tai išlieka apie 6. Sakyčiau, tikrai yra vienas geresnių BB kremų, kokį aš esu tik tais bandžiusi ir apskritai šitą Naked Face liniją man yra kažkas ypatingo. Gaila, nesu dar aprašiusi jo savo tinklalapyje, tikiuosi kitą savaitę įveiksiu šitą darbą, bet šiuo metu tikrai bent jau paklausykit manęs, jeigu kažkas ieškote ir galiu pasakyti, jog šviesus atspalvis ne visom tiktų ir galėčiau netgi rekomenduoti įsigyti šiek tiek tamsesnį, be to, kad jau ir saulė išlindo ir atrodyti kiek galbūt gyvybingesnė, bet šiaip tais man tokia šviesi odai, tai šviesiausias atspalvis buvo kaip taip.
Taigi, pabaigime mūsų pagirų rekomendacijų vakarėlį su dar viena holika priemonė, tik šiuo atveju aš savo rankose turiu veido prausiklį, šveitiklį ir kaukę. Ryte, tarp kitko, apie jį pasakau ir išgyriau iki dausų, nes priemonė pasiteisino kuo puikiausiai. Dažniausiai naudoju kaip kaukę, pasidengiu veidą, palaikau kokias 5 minutės, kai jį išdžiūsa, nuvalau ir ji tuo pačiu metu ir viską nušveičia, dėl to oda lieka tikrai tokia labai švelni, glotni, minkšta ir, nežinau, tiesiog tokia, kurią tikrai malonu liesti ir turėti. Tik tais galėčiau pabrėžti, jog produkto jokių būdų nerekomenduočiau kiekvienai dienai, nes pagrindas sudaro vanduo ir molis, dėl to gali sausinti odą, tačiau riebiaodėms tiktų kas 3 dieną, o visoms kitoms maždaug ne dažniau nei 2 kartus į savaitę ir galbūt naudoti kaip šveitiklį ir per ilgai kaip kaukės nelaikyti. Noriu paminėti vieną dalyką, kuris galėtų pasirodyti jums ganėtinai kvailas, bet kai aš ir pati, tarp kitko, nelabai jau tiek daug kartais išmanau apie kosmetiką arba neįsiskaitau į etiketes, tai prausiklis šiuo atžvilgiu tikrai nėra skirtas nuvalyti makiažo priemonėms, juo labiau akių makiažo ar panašiai, tai naudokite nebent jau ant švarios odos. Ir tarp kitko, kaip prausiklį naudoti, aš rekomenduočiau tuomet, kai dieve būna tokių dienų, kai tu grįžti iš vakarėlio ir pamiršti nusivalyti makiažą ir kitą dieną oda būna tikrai labai baisi ir kaip mat nori susteikti jai daugiau švaros, tai tokiu atveju tikrai šis prausiklis, šveitiklis ir kaukė pasiteisins kuo puikiausiai. Šiaip man labai patiko ir taipogi renkuosi ganėtinai dažnai naudoti lyginant su kitomis kaukėmis, tai manau, kad holika šį mėnesį pasižymėjo kaip reikalas. Taigi, liko dar 2 produktai ir abudu jie yra tokie kaip mano atradimas iš naujo, nes jie kaip ir buvo favoritai mano sąraše, taip ir liko, bet žinot, kai tų priemonių mes vis perkam ir atsiranda kažkas, wow, naujo, bet kartais tu pasilgsi to, kas tau taip patiko. Tai yra blakstienų tušas iš Maybelline Lash Sensational ir maniškis yra vandeniui atsparus. Aš labai dažnai naudoju būtent vandeniu atsparius tušus, kadangi mano akis yra labai jautrios ir į viską reaguoja, iš karto ašaros pasipila, dėl to joks blakstienų tušas neišlieka. Ir tiesą pasakius, aš nežinau, kiek aš tušų turėjau per pastarąjį pusmetį, kurie sakė, kad jie yra vandeniu atsparus, bet žinau, kad ne velnio. Kažkaip jis galbūt kažkiek padėdavo, bet tikrai ne tiek, kiek šis tušas. Ir man patiko jo suteikiamas efektas toks. Aš nemėgstu, čia aišku vėlgi yra kiekvienos individualus pasirinkimas, tai aš nemėgstu tų švelnių klasikinių tokių blakstienų, kur atrodo, kad jos net nedažytos. Aš mėgstu tokias ryškias, košelį pasakyti ant akių ir kad būtų ryškios, gražios, išaiškingos, tai šis tušas tikrai tą sugeba, padengia storų sluoksnį, bet galima iššukuoti, pailginti, patankinti ir gauti kokį jūs tik norite rezultatą. Svarbiausia, kad akis taptų tikrai jūsų akcentu. Nebyra, netepa, išlieka visą dieną ir svarbiausia yra tikrai atsparus vandeniui. Aš manau, kad apie jį nereikėtų labai daug žodžiauti, nes tiek galite paskaityti tūkstančius apžvalgų, taipogi pasižiūrėti dar daugiau video, kur merginos jį rekomenduoja ir giria visais įmanomais žodžiais. Paskutinioji priemonė, kuriai aš norėčiau šiandien skirti pagiras, tai yra paletė iš Sleek ir manoji vadinasi Dancing Till Dusk. Aš ją naudoju su, nežinau, kokiu mielu noru ir šiandien esu pasidažiusi būtent tiek skaistalus, tiek akis. Joje yra viso štai tiek spalvų, 6 spalvos, suskaičiavau greitai. Ir aš jam apie ją pasakau ir, nežinau, keliose video ir apžvalgoje paminėjau, kad yra vienas mano mėgstamiausių produktų. Ir dabar jau artėjant pavasariui aš noriu vis vaiskesnių, skaistesnių spalvų ir dažniausiai, žinokit, renkuosi jas maišyti tarpusavyje. Pavyzdžiui, šitą su, nežinau, šita, kad gautus kažkoks įdomesnis akies pagilimas, šitą su šita, kad gautus tokia rose gold spalva, ar bet kuriuo atveju netgi po vieną naudoju. Ir sakyčiau, labai gerai pigmentuotos spalvos, jos gerai sklaidosi, šiek tiek byra, bet išlieka visą dieną ir mano nuomonė, tai ne specialistam, galbūt net ir specialistam, aš nežinau iš tiesų, bet tokiem paprastiem vartotojam, kurios mes tiesiog norime būti gražios kasdieną, tai yra tikrai vienas geresnių pasirinkimų. Ir šiaip Sleek po truputį vis irgi užkariavo mano širdį, tik tais dabar šiek tiek esu nusivylus viena palete, tai šią prisiminiau ir toliau džiaugiuosi savo gyvenimu.
O dabar laikas atėjo duoti pylos tiem produktam, kurie man visiškai nepasiteisino, bet prieš pradedant aš pabūsiu ta stereotipinė mergina, kuri video metu praneša ir tai vis tik tais mano asmeninė nuomonė. Ir jeigu jums patinka, aš labai džiaugiuosi, bet man šie produktai, žinokit, neįtiko ir aš atsakau už savo žodžius viską, ką aš sakau. Labiausiai mane prajuokinęs ir labiausiai mane nuvylęs produktas tai yra iš Himalaya ir jis skirtas yra akims valyti, būtent akių makiažą ir netgi ant etiketės rašo, jog jis įveiks vandenio atsparų tušą ir taip toliau. Tai žinokit, nė velnio, jis neįveikia apskritai nieko, nes aš išsiaiškinau paskaičius vien jau sudėtį, tai yra vanduo glicerinas, kažkoksai kvapnusis vanduo, tada valomasis ingredientas ir agurkų vanduo ekstraktas. Tai man yra tas pats, kaip žinot, pasimti agurko skiltelę ir galvoti kažkas, tikėtis, kad mano makiažas nusivalys. Kas blogiausia, ne tai, kad nenusivalo, čia yra tiek to, dar galima kažkur kitur panaudoti tą priemonę, bet ji tragiškai griaužia akis. Ir visas veidas toks iškart sudirginamas, raudonas tampa ir aš naudojau nežinau kiek kartų, vis tikėjausi, kad kažkas čia yra negerai, tada priejau, ne tai, kad tikėjausi, kad kažkas negerai, bet galvojau, gal su manim kažkas negerai ir ten tos priemonės griaužia, o ne ši. Ir tada pradėjau galvoti, galbūt aš ją įsigijau tuomet, kai jie jau nebegalioja, nes galiojimo laikas yra nurodytas 12 mėnesių nuo tos dienos, kai mes atidarome pakuotę. Tai žinot, visokių istorijų būna, kai parduotuvėje merginos pradeda atidarinėti naujas prekes, uždaro ir palieka, o mes nusiperkam ir po to galvom, kas yra su produktais negerai. Bet parašiusi straipsnį Facebook'e savo, noriu dar paskyroje, sulaukiau ne vieno komentaro, kad kitom merginom lygiai tas pats buvo ir jos rado visai neblogą panaudojimo būdą, tai yra nuvalyti kainas ar etiketes nuo produktų ir aš manau, būtent galbūt tam ir pasiliksiu, o jeigu ne, tai jį tikrai išmesiu ir tai nebus produktas, kurį aš kažkam tais atiduočiau. Tai sakyčiau, buvo visiškas nusivylimas ir nevertas nei vienos jūsų pinigų. Tada turiu tokį produktą, kurio aš nelabai planavau griebti į šį video, bet kažkaip pagalvojau, jog nebūtinai tie top 5 turi būti tie, kur, o dieve, viskas nebeperkam. Aš manau, kad galim aptarti tos produktus, nes aš tikrai nerasiu tų tokių nusivylimų, kažkaip man pastaruoju metu sekasi su priemonėmis, kad būtų galima aptarti ir tos priemonės, į kurias mes dedame vilčių, bet dažniausiai jos nepasiteisina. Tai būtent šis Rasa nenuplaunamas kondicionierius skirtas dažytiems plaukams, man jis nepasirodė toks geras, kadangi mes tikrai turime su kuo sulyginti. Tikiu, jog daugelis jūs naudoja panašaus pobūdžio priemonės, tai yra tos būtent purškiklius, dažniausiai būna pasirinkimas iš L'Orealio, bent jau aš ir mano šeima pirkdavome iš ten. Ir kažkaip tai Rasa sukūrė kažką panašaus, bet tikrai dar toli, manau, iki to, nes purškiklis kaip purškiklis, bet žinot, kai išsipurški plaukus ir bent jau kaip su L'Orealiu paminkite tos plaukus ar kažką, nežinau, kaip jūs darote, jie tampa minkštesni ir tokie glotnesni, lygesni ir taip toliau. Tai su šiuo tiesiog jie tampa tokie, nežinau, lyg ir kiek minkštesni, aš jį naudoju, bet pavyzdžiui, kasdieniam garbanam pakurti, paminkyti, bet plaukai, kaip pasakyti, jie sušlampa, bet net netampa nei spindinti, nei kažkokie minkštesni, glotnesni, ar to labiau radę savo vietą. Ir aš nemanau, jog šis Rasa kondicionierius yra labai vertas dėmesio. Kaip kasdienai galbūt nieko, bet tikrai nemanau, jog bus ten wow kažkoksai efektas ir dėl ko būtų verta išlaidauti. Turiu priemonę, kurią jau tikrai reikėtų mesti į šiukšliadėžę, atsiprašau, kad čia su lipduku, tai lipdukas yra dėl to, jog aš šios priemonės taipogi nesu aprašiusi savo tinklalapyje dar. Ir tai yra Mixa DD kremas, skirtas būtent, tuo aš jums pasakysiu kam. Aš manau, kad jautriai arba į raudonumą linkusi į odą, aš nežinau, kad jau nebeatsimenu, bet esmė, kodėl jis man nepatiko. Jos spalva yra labai keista. Iš tiesų, aš nelabai įsivaizduoju, kaip ją būtų galima aplikuoti ant savo veido. Aš žinokit, bandžiau, bet iš karto nusivaliau ir man tai pasirodė nelabai, aš jau pilną prisivaliau savo ranką, bet tai man pasirodė visiškai toks nekoks produktas, vien dėl to spalva yra viena, o mūsų tai yra begalybė merginų ir mes visos esame skirtingos, tai net jokio atspalvio pasirinkimo, tai labai susiaurina grupę žmonių, kurie galėtų įsigyti šį DD kremą.
Ir tiesiog man nesupratau aš jo paskirties ir taip toliau, ir ypatingai su tokiamis spalvomis, kurios primena lyg raudoną molį. Ir aš taip ir turiu šią priemonę, gal nežinau kokį pusę metų, jinai stovi ant lentynos ir aš nežinau, ko jinai laukia ir manau, jog jau pats laikas būtų keliauti į šiukšliadėžę. Su tokia purvina ranka aš keliauju prie paskutinio produkto, kur aš dėl ko ir pasakiau, kad tai yra mano tiesiog asmeninė nuomonė, nežinau, kad kitom labai patiko ir tiko. Tai yra iš BioVax plaukų kaukė, man atrodo, su ikrų ekstraktu. Tai yra tokia iš tiesų labai įdomi kaukė, nes ji yra su tokiais mažais grūdeliais ir nežinau, kažkokie tie grūdeliai lyg ir atrodo kaip ikrai kažkokie ar panašiai, bet jie jokio efekto neduoda. Tai šitais man ši kaukė nepadarė apskritai nieko ir jį mane privedė iki to nusivylimų, kad aš jau pasilgau tų priemonių, kurios palieka tokį wow efektą ar kažkas tokio. Ir aš nežinau, aš ją bandžiau kokius 7 kartus. Jos iš tiesų labai nedaug reikia, ganėtinai skalsiai tepasi, tačiau ji nepadaro nieko ir mano plaukai netgi sunkiau užsišukuoja, tokie tampa it labiau susivėlę. Nežinau, man visiškai nepatiko ir neįtiko, galbūt tai mano plaukai kažkokie išpuikia, aš nežinau, bet man nepatiko ir aš manau, jo galime įsigyti kur kas geresnių kaukių nei ši. Tai ką, šiandien video jau eina visai į pabaigą, viliuosi, jog jums jis buvo naudingas ir įdomus, o dabar norėčiau palinkėti visoms gero antradienio vakaro, turiningų sekančių dienų ir pasakyti iki pasimatymo penktadienį. Iki visoms!